Labas, aš Šarūnas, čia Unbox Ring laida Laisvės televizijos X YouTube kanale ir mūsų žiūrit šiandien rytą ankstyvą arba kažkada vėliau, bet mes ant stalo turim naują iPhone'ų liniją. Taip, atėjo tas metas, važiuojam. Tai rugsėjo 12, kas kartu žiūrėt su manim, kas atskirai namuose, buvo pristatymas iPhone'ų, naujų telefonų visam pasauliu. Ir kaip žinot, rugsėjas yra tas mėnesis, kai būtent iPhone'us ir Apple Watch'us dažniausiai pristato pati Apple kompanija iš Steve'o Jobso centro Cupertino. Ir buvo faina prezentacija, labai daug dėmesio buvo skirta be abejo iPhone'am, Apple Watch'am ir buvo labai daug skirta dėmesio pačioj prezentacijai gamtos saugomui ir kaip Apple'as buvo užsibrėžęs tikslą, tiksliau yra užsibrėžęs tikslą iki 2030 būti visiškai jų visi gamindami produktai, kad būtų neutralūs klimato kaitai ir kaip tai bandoma pasiekti. Apple Watch'ai kai kurie su kai kuriais bendais jau yra visiškai būtent tokie yra 0 poveikio gamtai ir po biškį, po truputį keliaujame į priekį su visais jų produktais. Žodžiu, tikrai galite atsisukti ir pamatyti. O aš pats be abejo laukiu to rugsėjo ir visą laiką man įdomu, kokie nauji gaminiai pasieks mūsų rankas. Be abejo, per visus metus daugybė gandų ir dažniausiai visi tie gandai pasitvirtina. Ir šiais metais nebuvo irgi paslaptis, kad USB Type-C pareis būtent į šituos įrenginius. Tai taip, mes turime 4 naujus modelius iPhone'o linijoje, 15, 15 Plus, 15 Pro ir 15 Pro Maxas. Tai pernai metais, kai buvo pristatytas 14 Pro Maxas ir turėjom Dynamic Island būtent ten viršuje, tą salelę mūsų, jau tada buvo galima suprasti, kad kitais metais į 15 seriją telefonų jie atkeliaus į visus modelius. Tai taip, 15 ir 15 Plus dabar turi Dynamic Island ir kartu su A16 Bionic procesoriumi įvaldo visą šitą Dynamic Island ir visas animacijas, kurios yra būtent su juo susietos. Viskas veikia super gerai ir tą, ką mes turėjom šiais metais, yra viskas cool. Kaip pats naudojus telefonu ir buvo Dynamic Island, būtent ta salelė ir kokios informacijos tu ten gauni. Tarkim, tas pats Boltas, išsikvieti appsų mašiną, rodo laiką, viršūnėlė, jeigu tu atsidaręs Voltas, nežinau, STB lygiai taip pat. Žodžiu, daug aplikacijų integruoja būtent savo papildomą informaciją į tą salelę, taip pat pagaliau turės ir šitie 2 telefonai šitą salelę. Liekam prie 15 ir 15 Pliuso, kalbant apie dizainą, galbūt didelio pokyčio čia mes neturime, bet dizainas tikrai buvo gerai išdirbtas ir tie status kampai yra labai faina, patikėkit. Be abejo, mes turime 5 spalvas šiais metais šitų telefonų, iš kurių galėsite išsirinkti tai, kas jums labiausiai patinka. Mes čia turime ant stalo baltą ir juodą. Telefoną baltą šiaip labai gražiai čia nais atrodo. Ir šiokie tokie pakitimai yra su išliejimu pačių kameros, tarkim, lęšių iš tų viršuje, tikrai tvarkingai, gražiai atrodo. Be abejo, atsparumas vandeniui ir dulkėmis, be abejo, aliuminius gražus išlietas korpusas aplinkui ir kas yra faina, kad mes ekraną šį kartą turime truputėlį ryškesnį. Net ne truputėlį, o beveik 2 kartus automatiniam režime, jeigu mes atsukam, tarkim, į kažkokį saulės energijos šaltinį kaip saulė, tikrai pajausite skirtumėlį. Mes dar vis liekame prie 15 Pro paliksime truputėlį vėliau. Į kamerą mes buvome pripratę labai ilgą laiką prie 12 megapikselių pagrindinės kameros, dabar mes turime 48 megapikselių kamerą, naują sensorių, viską apie kadrus tikrai galėsime kažkada vėliau pašnekėti, bet dabar būsime kurį laiką ir gyvensime būtent su tokia kameros sistema ir netgi turime 2 kartus optinį priartinimo galimybę su telefoto lęšiu, kas yra labai sveikintina. Be abejo, kalbėta buvo daug apie naujos kartos portretus ir tai, kad jūs galite fokusą keisti padarę kadrą. Tai iš esmės padarote vieną kadrą, fokusas sukoncentruotas, tarkim, į kažkokį gyvūnėlį, kuris yra arčiau, bet norėtumėt, kad fokusas nueitų į galą kadro, tą galima padaryti netgi po padaryto kadro, kurį jūs darėte, tarkim, vakar, užvakar ar prieš savaitę. Dabar dešiniai viršui kažkur galimai turėtų būti tas... Jo, paspausk jį. Nustatymai. Jo, nustatymai. Tada susiraski mobilusis ryšys. O, taip, mobilusis ryšys. Belaidis ryšys ir tinklai yra ir įrenginio ryšys. Žinome be abejo, kad 15 ir 15 Pliuse mes turime A16 Bionic procesorių, su kuo esame susipažinę jau iš anksčiau. Su skambučiais labai fainai susidoroja ir su išoriniais garsais, bei be abejo palaiko visą telefoną, kad išlaikytų visą darbo dieną. Kaip sako Apple, kiekvienam darbo diena yra skirtinga, man 26 valandos, kitiem gal truputėlį ir mažiau.
Taip, ir mes turim vieną didžiausią featuresą tikriausiai, kurį labai daug akcentavo pati Apple kompanija, tai yra Titano korpusas, su kuo mes truputėlį esam susipažinę, jeigu kažkas laikėt rankoje Ultra laikrodžius ar Ultra antrą kartą, dabar nežinau, ar jau kažkas turit ar ne, bet Titano korpusas leidžia suprasti, kad pats telefonas bus lengvesnis, tvirtesnis ir iš esmės šonai gražesni, bent jau man taip atrodo. Ir paėmus į ranką patį telefoną, sulyginus, tarkim, su 14 Pro Max'u, čia šalia jis yra, taip tu beveik neatskirsi, bet, na, aišku, čia purvinas galbūt jisai labiau, bet svorio skirtumas tikrai jaučiasi. Ir kas tikrai dar labai jaučiasi paėmus į rankas, tai yra rėmelis aplink ekraną, kuris irgi šiek tiek sumažėjo, būtent irgi labai fainas ir sveikintas dalykas. Net nematau, kiek tiksliai sumažėjo, bet akivaizdžiai kamerai tikrai irgi labai jūs galite tai pamatyti. Tai be abejo mes turime ir naują procesorių, būtent su Pro modeliais A17 Pro, ir šiais metais pirmą kartą naudojamas žodis Pro su procesoriais telefonuose. Ir Pro galbūt norima išskirti tiesiog būtent šį procesorių, kad jis yra galingesnis. Be abejo, mes turėjom skaičius, be abejo jis yra ekonomiškesnis energijai, bet turi žymiai daugiau galios. Mes turime atskirą papildomą USB kontrolerį pagaliau šitose procesoriuose ir be abejo tas kontroleris yra reikalingas, kad sudarotų su medžiaga, kuri keliauja per USB Type-C, ir dar irgi paliekam šitą truputėlį vėliau pašnekėsim. Kas yra cool, kad GPU dar yra galingesnė, grafikos plokštė galingesnė ir mes matėme netgi pačioje prezentacijoje, kaip tvarkingai susidaroja šitie telefonai su naujausiais žaidimais ir netgi bus natyvių žaidimų iš kompanijos kaip Ubisoft buvo Division žaidimas, kuris atkeliaus metų eigoje ir bus natyvus Apple žaidimas ant būtent šitų telefonų. Ir tikrai patys kompanijos atstovai būtent iš Ubisoft ir iš kitų kompanijų, kurie pasirodė ant scenos, labai džiaugiasi. Be abejo, ir mes turėtume džiaugtis, kad būtent tokios kompanijos investuoja savo laiką ir kuria žaidimus įdomesnius galbūt, arba tie, kurie labiau pritrauktų žmonės pereiti į mobilų gamingą ir kad galėtų išnaudoti visas grafinės ir procesinės galės būtent šitų naujų procesorių, kas yra telefonuose. Be abejo, kiekvienais metais kalbama daug ir apie kameros sistemas, mes vėlgi turime čia 48 megapikselių pagrindinę kamerą ir labai fainai prieita buvo prezentacijoje prie to, kad mes turėsime 7 skirtingus lęšius, galbūt tai pavadinti, arba kameros 7 skirtingų kamerų sistemą savo kišenėje. Su Pro Max'u mes turėsime 5 kartų optinį priartinimą, su Pro mes turėsime 3 kartų optinį priartinimą, tai dėl to taip ir atsiranda dar vienas papildomas lęšis kameros sistema tavo kišenėje. Tai čia ir yra vienintelis skirtumas šitų dviejų telefonų, Pro ir Pro Max'o, kad mes truputėlį didesnį optinį priartinimą turėsime. Ir tie, kas fotkina su iPhone'ais, naudojasi jais ir daro kadrus, tikrai sutiks su mano pasakymu, kad visos nuotraukos, kurios yra padarytos, beveik visos nuotraukos, kurios yra padarytos su šitais telefonais, yra labai priimtinos visų akims. Ir jeigu tu esi dar pro fotografas, kartais netgi šito telefono kameros gali pakeisti tavo būtent naudojamą fotoaparatą, jeigu tu naudojasi, pavyzdžiui, studiją, apšvietimu ir taip toliau, tai labai spūdingus dalykus galima padaryti su šitom kamerom. Lygiai taip pat prezentacijų buvo minėjama ir apie filmavimą, ir Pro studijos irgi naudoja, ir kai kurios netgi muzikinius klipus jau filmuoja būtent tik su iPhone'ais, vien dėl portabilumo. Ir čia ateina dar vienas dalykas, dėl kurio galima pasidžiaugti, ir kaip minėjau, USB-C kontroleris ir USB Type-C jungtis ir pakrovimo lizdai čia. Mes to pačiu su USB 3 kontroleriu turime galimybę perduoti informaciją žymiai didesniu greičiu, negu turėjome anksčiau su Lightning kabeliu. Ir netgi filmuojant ProRes režimu visą medžiagą iš karto nukrauti kažkur kitur, kad nelaikyti pačiame telefone, nes ir procesorius tai gali padaryti, ir apdoroti tą visą vaizdo medžiagą, ir ProRes režimu filmuojant jūs žymiai daugiau informacijos surenkate. Žodžiu, tik tai pliusas iš šito ES reglamento, kurį turėjo įvykdyti Apple kompanija. Bet yra vienas minusas, kodėl šito kontrolerio nėra 15 ir 15 pliuse. Aišku, mes žinom, nes procesorius nėra A17 Pro. Kai kitais metais peržengsim dar vieną žingsnį į priekį, tada jau turėsime visoje linijoje. Na ir pabaigai, kuris fizinis dalykas, kurį tikrai pastebėsit visi, kas pasikeitė telefonuose, būtent Pro versijose, tai mes turime Action buttoną, kuris pakeitė mūsų mylėtąjį garso numalšinimo svirtelių. Meskite jam ne akmenį tie, kas nejunginėjo tos svirtelės kišenėje. Unikalus dalykas buvo, bet tą unikalumą reikia kažkada pakeisti, kad nenusistovėti vietoj. Galbūt greičiausiai tą, ką turėjome Ultra laikrodžiuose su Action buttonu papildomu ant Apple Watch'ų, tas yra cool, atsiranda ir čia, mes tą mygtuką galime programuoti ir įsiprogramuoti
į daugelį skirtingų funkcijų, kaip pavyzdys, ar įsijungti laikrodžio stopočą kažkokį, ar tiesiai į kamerą nukeliauti. Tai gali būti shortcutas į kažkokią vieną ar kitą programą, ar funkciją, kurios jūs labai greit norite kartais ją pasiekti, tai ištraukia telefoną iš kišenės ar iš rankinės ir iš kur. Ir tai gali tiesiog sutaupyti kažkiek laiko jums, bet be abejo standartinė funkcija yra tiesiog paspaudus vieną ar paspaudus palaikius išjungia garsą ir paspaudus palaikius įjungia garsą, tai nebebus to ką aš labai mėgdavau daryti gulint ir žiūrint kažkokį filmą ir taip iškrauti savo telefoną nuo vibracijos. Ar tai yra labai labai didelis šuolis į priekį nuo to, ką mes turėjom pernai metais? Be abejo ne, bet aš manau, kad Apple nusistatė savo žingsnius, kokiais dideliais žingsniais nori keliauti į priekį, bet tie žmonės, kurie turėjo senesnius telefonus, tai jiems bus nežmoniškai didelis žingsnis į priekį. Turiu kolegos, kurios norės iš 12 pasikeisti dabar į 15, tai tikrai labai jausis ir kiekvienas metais vis po biškį tobulėja, nes kiek ta technologija gali dar kilti virš. Ir grįžtant dar prie Type-C, su tuo pačiu laidu, dabar į telefoną ir galbūt kažkas senesnį MacBooką turit, teoriškai galite krauti, atnaujinti AirPods'ai bus, mes turėsime ir atnaujintus paprastas laidinės ausinės, kurios kišasi jos be Type-C. Lygiai taip pat galėsite pakrauti savo AirPods'us nuo telefono. Kaip ir sakiau, galima pakalbėti apie būtent kadrus, kažkada vėliau naudosime šito Pro Max'o būtent telefonu kurį laiką nuo dabar, kai jau matote šitą filmuką ir galite siūsti savo klausimus arba užgaidas, apie ką norėtumėt sužinoti būtent su šitais telefonais unbox@laisvės.tv ir mes pabandysime tai atsakyti video formatu, kaip ir kiekvieną mėnesį atsakome į jūsų klausimus. Tai nepamirškit, unbox@laisvės.tv, rašykit klausimus, galite apie fonus, galite apie belę ką kitą ir susimatom. O jeigu norėsite įsigyti Apple 15 linijos telefonus ar Apple Watch'us naujus, įdėsime nuorodą į Topo centro elektroninę parduotuvę, kur galėsite tai padaryti. Ir tai jau galima daryti laisvai. O kas buvot vakar su mumis parduotuvėje, linkėjimai.